Sveiki, šiandieną sveikinamės iš mūsų technikos parkų Kaune ir norėtume jums pristatyti Strautmann Magnum rinktuvinę puspriekabę. Ši puspriekabė yra 40 kubinių metrų talpos, tai reiškia, kad jūs galite parsigabenti į savo ūkį 40 kubų suspaustos masės. Pagal DIN standartą, ją iškrovus, jūs turėsite 74 kubinius metrus palaidos masės. Taip pat, kaip matote, šita puspriekabė yra montuojama su priekyje valdoma hidraulinė siena, kuri užtikrina kuo tolygesnį ir kuo pilnesnį puspriekabės surinkimą. Toliau matome prieky žolės surinkimo mechanizmą, elektrovaldomą panelę, kad būtų galima valdyti iš lauko. Puspriekabės yra montuojamos su galinė sekama ašimi, kuri yra blokuojama automatiškai tik sujudėjus atgal. Taip pat šitame modelyje jūs nematote, bet galima montuoti iškrovimo dozavimo biterius, tam, kad masė būtų paskleidžiama iškraunant kuo tolygiau. Dabar trumpai papasakosime apie rinktuvą. Šitas rinktuvas yra 2,25 cm pločio. Jis yra sumontuotas su originaliu Strautmanno patentuotu rinkimo mechanizmu. Rinkimo mechanizmas turi guminius pirštus, kurie užtikrina masės surinkimą nepažeidžiant paviršiaus. Taip pat matote CFS voliuką, kuris masę išdalina per visą smulkinimo būgno plotį. Dabar parodysime, kaip lengvai keičiasi smulkinimo peiliai. Pirmiausia, reikia atsilenkti peilių apsaugą. Tuomet viršuje matote raktus, kurie skirti peilių išėmimui. Šis raktas skirtas atsirakinti smulkinimo peilių pelenukų užraktą. Atsirakiname, tada imame kitą raktą ir su juo lengvai išimame smulkinimo peilį. Kaip matote, peiliai yra abipusiai, tam, kad būtų užtikrinamas kuo ilgesnis darbo laikas. Kaip matote, paveikslėlyje ant išorinės rinktuvo pusės su viena peilių pusė galite dirbti 12 valandų nepertraukiamų darbo. Tai reiškia, kad jūs užtruksite labai ilgai. Taip pat verta paminėti, kad kiekvienas smulkinimo peilis turi individualią apsaugą, kuri užtikrina kiekvieno peilio ilgaamžiškumą, net ir sutikus kliūtį. Kiekvienas peilis yra išverčiamas, tuomet nuvažiavus į galą lauko nuleidžiami pakeliami peiliai ir jisai grįžta atgal į vietą. Taip pat verta paminėti, kad Magnum 8-10 modeliai gali turėti tiek 44, tiek 48 peilių smulkinimo mechanizmą, o naujasis Magnum 11 gali turėti 84 smulkinimo peilius. Pjaustinio dydis 22 mm, kas prilygsta smulkinimo kombaino pjaustiniui. Turime rinktuvo valdymo panelę lauke, tam, kad palengvinti rinktuvo atkabinimą ir smulkinimo peilių įjungimą ir išjungimą iš lauko. Paspaudžiame bet kuris 2 klavišus, palaikome kelias sekundės, indikatoriai užsidega žaliai ir jau galite lengvai valdyti rinktuvą. Puspriekabę galima naudoti ne tik žolės surinkimui, bet ir smulkinto kukurūzo vežimui. Užsidengia būgno viršus, tam, kad nepribirtų masė į patį būgną. Taip pat čia priekyje matote hidrauliškai valdomą sieną, kuri vaikšto, tam, kad būtų užkrautas rinktuvas pilnai. Vat mūsų rinktuvai yra montuojami su LED apšvietimu viduje. Ir matote gale įmontuotą sensorių, kuris jums praneša į monitorių, kad jūsų puspriekabė yra pilna. Taip pat, kaip matote, gali šitose vietose būti sumontuoti dozavimo voliukai. Taip pat matote galingą 2 dalių masės iškrovimo transporterį. Trumpai galime papasakoti ir apie valdymą. Jis yra labai paprastas, viskas veikia automatiškai. Jums tai reikia keisti režimus darbo metu. Tai yra, pirmas režimas tai yra tuščio rinktuvo kelio režimas, sekantis paveikslėlis yra žolės surinkimo režimas, trečias paveikslėlis yra pilno rinktuvo kelio režimas ir paskutinis paveikslėlis yra iškrovimo režimas. Viskas veikia automatiškai, jums tai reikia keisti režimus. Kaip matote dabar, geltonas indikatorius atsiduria ties sekančiu
režimu. Rinktuvas veikia automatiškai, susireguliuoja pagal jūsų nustatytus parametrus. Taip pat iškrovimo režime jūs turite dvigubo transporterio greičio režimą, kas pagreitina jūsų iškrovimą. Taip, rezimuojant, galima pasakyti, kad valdymas yra labai paprastas, nereikia bijoti, visi valdys be jokių problemų. Tai tiek trumpai apie Strautmann Magnon rinktuvinę puspriekabę. Taip pat mes jums galime pasiūlyti ne tik didesnės, bet ir mažesnės talpos rinktuvinių puspriekabių pagal jūsų ūkio poreikius. Taip pat, jeigu paskubėsite, galimas pristatymas net ir šiam sezonui. Taigi, lauksime jūsų skambučių.